Aš kiaulytė Pepa. Tai mano mažasis broliukas Džordžas. Čia kiaulė mama. O čia paršas tėtis. Kiaulytė Pepa. Užduotys. Pepa su šeimyna žiūri mėgstamą laidą Seklys bulvė. Aš bulvė, pasaulį garsus detektyvas. Padėkit man, ponė Sekly, neberandu savo gėlelės. Bet juk jie jums ant galvos. Ačiū, ponė Sekly. Paprasta. Ir aš galėčiau. Kurgi ne? Aišku, galėtum, Pepa. Tėtuk, kai užaugsiu, būsiu garsi seklė. Ir Džordžas nori seklių būti. Jei norit būti sekliais, judviem reiks skrybelių. Sekliai visada dėvi skrybelės. Štai dabar judu kaip tikri sekliai. Ir dar mums reikia tų stiklų, kur viską didina. Lupų. Manau, virtuvės stalčiuke vieną turiu. Štai, tikrų tikriausia lupa. O kaip jį veikia? Reikia laikyti prie daikto, tada jis atrodys didesnis. Žiūrint per lupą, daiktai atrodo didesni. Galima pažiūrėti? Oho, per lupą Džordžo akys atrodo didžiulės. Na, mano mėlyjei sekliai, beliko jums surasti užduotį. Tėti, ką nori mums užduoti? Užduotys tai seklių duona. Pavyzdžiui, jie ieško dingusių daiktų. Taip, ieškokim Džordžo žaislinių dinozauriuko, jis nuolat kažkur pasimeta. Dinozauras. Dinozauriukas tikrai nepasimetė. O tavo akiniai, tėtuk, juk nuolat pametė. Ne, šiandien jie kaip tik ant nosies. Nesmagu, nėra jokių užduočių. Gal nori, kad sugalvočiau? Būk geras. Tėtis tuoj sugalvos kokią užduotį. Gerai, kas ant stalo? Žuvelė, meškutis, iššokanti figūrėlė ir dinozauriukas. Taigi, dabar atidžiai įsižiūrėkit ir pasistengkit visus įsiminti. Žuvelė, meškutis, iššokanti figūrėlė, dinozauriukas. Įsiminėt? Taip. Gerai. Dabar trumpam išeikit laukan. Kai pasiruošiu, pakviesiu. Ką tėtukas sumąstė? Atrodo, tėtukas lipa viršun. O dabar vėl nusileidžia. Gerai, galit užeiti. Vieno dalyko ant stalo nebėra. Ar žinote kurio? Dinozauriukas yra, žuvelė, figūrėlė. Tai ko trūksta? Meškučio. Taip, nebėra meškučio. Šaunuoliai Pepa ir Džordžai. Mums tai vienas juokas, mes garsūs sekliai. Bet čia tik pusė užduoties. Kur dingo meškutis? Aš nežinau. Kas čia tie ant grindų? Pyrago trupiniai. Su lupa trupinius lengva pastebėti. Kažin, ar tik meškutis pyrago nesmaližiavo? Trupinių takas veda ten. Tai daug pyrago meškutis suėdė. Trupiniai veda į Pepos ir Džordžo kambarį. Baigės trupinėliai. Kaip dabar rasti meškutį? Klausinėkit manęs, bet atsakyt galėsiu tik taip ir ne. Gerai. Ar meškutis šiam kambarį? Taip. Ar meškutis Džordžo lovui? Ne. Ar meškutis kur aukštai? Taip. O, tai mano lovoj. Valio. Štai ir įveikta užduotis. Na, Pepa, ar dar nori užaugus būti sekle? Sunkus tas seklio darbas. Kitąsyk norėčiau pati užduotis kurti, kaip tu, tėtuk.